Miniai procesiniai veiksmai. Ką galite pasakyti apie patį objektą, kas tai yra? Tai vis dėlto Gerber ar kažkoks kitas dronas? Ką jau galite pasakyti? Tai galbūt galėtų labiau pakomentuoti karinio oro pajėgų atstovai. Mes kaip karo policijos atstovai turim savo funkcijas, tai iš mūsų pusės mes atsakingi už įvykio vietos būtent apsaugą ir tyrimą. Kaip buvo jisai rastas, kurioje vietoje jisai buvo, jis miškingoje vietoje, jis kažkur plynoj laukymėj, kur? Tai pradėjus būtent paiešką galimai neidentifikuoto bepiločio orlaivio, tai buvo atsižvelgiama į drono skridimo trajektoriją, tai buvo pradėta jį vykdyti nuo pradžios, tai yra nuo patekimo į Lietuvos teritoriją ir link toliau išskridimo iš Lietuvos. Tai atsižvelgiant į tai buvo vykdomos įvairių tiek civilių asmenų apklausos, taip pat vertinti radarų duomenis, taip pat civiliai pagelbėjo su vaizdo kamerų įrašais identifikuojant būtent tą garsą, vaizdą. Tai atlikus analizę, paieškos ratas susiaurintas tarp Nepriekštos Kaišiadorių rajone ir Spanėnų Jonavos rajonas, tai trukdė šiek tiek paieškai oro sąlygos, tai kelios dienos lietus, tai būtent šiandien pradėjus žvalgytis miškingą vietovę, taip pat pasinaudojant dronais pasitelkusi pagalbą, tai mūsų karo policijos pareigūnai identifikavo vietą, kurioje ir yra minėtas bepilotis orlaivis. Kokia tai vieta yra? Ar tai yra poligonas, ar tai yra miške pačiam viduje? Tai yra poligono teritorija. Kaip galėjo nepastebėti kariuomenė, kad jų teritoriją skrido dronas? Čia irgi tikriausiai, žinokit, oro pajėgų klausimas, kas liečia visą radarų sistemą ir panašiai. Tai poligonas būtent ir ėjo į trajektoriją drono skridimo, tai nenustabu, kad jisai galėjo nusileisti Lietuvos teritorijoje bet kurioje vietoje, tačiau, kaip ir minėjau, apklausus asmenys, įvertinus visą analizę atlikus, būtent sukonkretinus paieškos ratą, buvo aptikta poligone. O apie patį droną kalbant, kas buvo jo viduje? Valdymo modulis ir buvo sprogmuo? Šiuo metu dirba specialistai, atitinkami tiek karo policijos pareigūnai, tiek išminuotojai vertina, tiesiog atlieka vertinimą ir toliau duomenys bus pateikti, bus vykdomas tyrimas ir... O pats dronas buvo valdomas ar ne? Vis tiek preliminariais duomenimis. Ar jisai skrido pagal jau užprogramuotą trajektoriją, ar jis buvo valdomas operatorius? Trajektorija atitinka mūsų numatytą trajektoriją, būtent įvertinta. Trajektorija buvo vertinta atsižvelgiant į galimai, tai yra Gerbera dronas, buvo remiamasi tomis duomenimis ir ar tai tikrai tas vadinamas Gerbera dronas, tai atsakys jau tyrimas. O kur jis nukrito į plyną lauką ar tarp medžių kažkur? Jis matosi šiaip paprastai ar jis tai įstrigęs kažkur? Jeigu nežinotum, tikrai tikėtina, kad nepastebėtum, nes yra ir medžio aplink šiek tiek, tai plus ta vietovė nėra tokia, kad grinai plynas laukas, tai kad eitum ir pastebėtum, tai tikrai mūsų akimis neturėjo tai būti. Jie aptiko dronas, ne? Taip, mūsų pareigūnai naudojo dronus, Lietuvos kariuomenė turimus ir jo dėka vis tiek vaizdas yra matomas platesnis, tai padėjo būtent dronai naudojami. Paaiškai. Bet sakykit, kuro likučių buvo bake? Tyrimas, žinokit, nieko kol kas, kol kas yra pradėti procesiniai veiksmai ir toliau tikrai tyrimas tik parodys, kokia... Ką aš noriu paklausti, ar tai buvo operatoriaus valdomas dronas ir nuturdytas poligone, ar tiesiog jisai čia jam baigėsi kuro resursai ir jis čia nusileido? Dar tai irgi, kaip ir minėjau, yra pradėti procesiniai veiksmai ir bus aišku tik tai po tyrimo. Jis sulūžęs, sudužęs, kažkaip pažeistas? Manau, irgi visi duomenys bus pateikti po tyrimo, tikėtina nuotraukas yra visi jau matę, koks jo vaizdas. Šiuo momentu tai bet vizualiai, tai kas nulūžęs sparnai kokie? Nulūžęs, sprogęs ar kas ten? Kas ten yra? Galima pasakyti, kas negali sakyti? Galbūt labiau galėtų pakomentuoti, kas iš nuotraukų matosi, tai kažkokios detalės trūksta, kur ta detalė yra įvykio vieta ir įvykio vietoje bus atliekamas tyrimas ir surinktos visos, jeigu bus kažkokios nuolaužos, bus surinkta, jeigu galimai, galbūt jeigu ir bus sprogmenys, irgi atitinkamai specialistai atliks savo funkcijas, jį neutralizuos ir kad jisai nekeltų pavojaus ir vykdytume toliau savo funkcijas. Bet viskai vyks tyrimas ir specialistai įvertins, atvykę įvykio vietoje esantys specialistai įvertins ir bus tyrimo metu paaiškės, kas tai ir
O jūs tik dronai ir dar ir kažkokios pajėgos? Tai drono paieškai buvo pasitelkti karo policijos pajėgumai, taip pat sausumos pajėgų vienetai bei karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Tai sausumos pajėgų kariai pagelbėjo miškingose vietovėse vykdant paiešką. Karo policijos pareigūnai vėlgi civilių apklausa, video medžiagos peržiūra ir visi kiti. Taip pat sraigtasparnis padėjo žvalgytis vietovę. To poligono teritorija yra saugoma, pavyzdžiui, patruliai perimetrą patruliuojantis? Įspėjamieji ženklai, kad tai yra poligonas yra, bet į poligoną gali patekti civiliai, išskyrus, kai yra koviniai šaudimai, kai vyksta pratybos, yra įspėjama, visuomenė yra informuojama, kad dėl jų saugumo čia patekti negalite, o grybautojų tikrai pasitaiko, kol nevyksta, sakau, kaip ir minėjau, koviniai šaudimai, pratybos, patekti civiliai gali. Jo, aš turiu omenyje, kad gal jeigu buvo kariai poligone, tai gal kažkas galėjo girdėti patį, skridimo garsą ir nusileidimo, sužimo. Visų pirma, tai buvo rytas, kaip visi žinote, laikus, tai tarnyba prasideda vėliau, kaip žinote, tai tas garsas pratybų, priklausomai, jeigu buvo vykę pratybos, bet tas rytas buvo ankstyvas, tai tikėtina, kad nebuvo kažkas. Laiku įvendėlios, įskirta siena ir per kiek laiko jis iki čia galėjo atsiskristi? Šio pakomentuoti irgi dalyko negaliu, nes vyksta tyrimas ir bus identifikuota tuo tyrimo metu. Jūsų vardas, pavardė ir pareigos? Kapitonė Lina Ščiukė, karo policijos karininkė. Gal skėtimas gali būti, ne? Nesu jis. Ne. Karinio oro pajėgų atstovas. Oro erdvės stebėjimo kontrolės valdybos štabo viršininkas. Sakykit, kaip buvo galima nepastebėti drono įskridusio, pirmiausia, į Lietuvos teritoriją, o paskui jau ir į poligono teritoriją? Tai jau buvo sakyta, ne kartą stebėjimas vyko. Ir galimai šitą objektą mes jau matėm Baltarusijos pusėje. Tačiau dėl šito orlaivio specifikos pačios, tie signalai fiksavimo, jie nėra stabilūs. Ir jisai dingsta, atsiranda. Tai, eigoje labai sunku nustatyti, kad buvo stebima visą laiką tas pats objektas. Dabar, kai mes viską sudėliojame į vieną paveikslą, taip, tai matosi skridimo trajektorija ir būtent vyko, pavadinkim, šita kryptimi. Bet iš mūsų radarų vėl jisai dingo gerokai anksčiau, negu kad matom, kad galėtume žinoti, kad jisai nukrito į poligoną. Tai galimai jisai savo kelyje dar kažkiek tai pažemėjo, kas apsunkina radiolokatoriams aptikti tokį objektą, žinant jo sudėtį. Ir kaip karo policija ir minėjo, tai tas rajonas slinkosi ir panašu, kad dėjo iki čia. Ar galite apibūdinti tą droną, tai vis dėlto Gerbera, ką jūs dabar iš to? Tai mes spėjam kol kas, kad tai yra Gerbera, kadangi apžiūra dabar vyksta, prie jo patekti mes negalim, tai nustatys tyrimas. Sprogmenų galėjo ten būti iš to, ką matome? Jeigu tai yra Gerbera, tai sprogmenų ten paprastai nebūna. Ir pagal turimus duomenys, tai dronas buvo valdomas operatoriaus, aš turiu omenyje, kad ar operatorius žemino aukštį tam, kad išvengti radarų. Tai šito, pavadinkime, mes irgi tikrai negalim pasakyti be tyrimo, kol nebus paimta įranga ten esanti ir nustatyta, ar tai galima daryti, tai ar negalima. Tai mes, pavadinkim, kaip oro pajėgos, tik tais stebim oro erdvę šiuo atveju ir radiolokatoriai mato tik tais judantį tašką oro erdvėje, o nustatyti, ar jisai valdomas, nevaldomas, jau šito negali. O jo trajektorija, sakykit, jinai buvo tiesi, ar ten bandyta imituoti paukščio skrydžio trajektoriją, paukščių būrio pavyzdžiui? Trajektorija buvo tiesi. Būtent taip, kaip duomenų analitikai Facebookas ir visur kitur bandė pavaizduoti, kad jisai tiesiai skrido iš Vilniaus link čia. Taip, kaip dabar sudėliojam, pavadinkim, turimus duomenis ir galimai vertindami, kad galbūt šitie atžymos, radarų atžymos, ar ne, kad tai galbūt tas pats objektas, taip, tai gaunasi graži tiesi linija.
Kada galima tikėtis jau atsakymų, kodėl jis nukrito čia Gaižiūnų poligone? Ar jo tikslas buvo Gaižiūnų poligonas? Šito negaliu atsakyti. O Nežinau, kada bus atsakymai visų? tai kas vykdo tyrimą, tas ir atsakys. Tai... Bet vėlgi čia nėra kažkokių tai, nežinau, specialių apsaugos zonų prie poligono karinių objektų, kad na, kažkaip pastebėti, nes jis ir pro oro uostą turėjo teoriškai praskristi. Kaip nepastebėti tokio dalyko dangui? Kariuomenėgi turi priemonių. Tai mūsų priemonės, pavadinkim, yra išdėstos, turbūt visi žinom kur. Ir šitoj vietoj, pavadinkim, prie aplink Jonavos apylinkės radiolokatorių nėra kariuomenės. Tai vėlgi... O poligonas irgi nėra? Ne. O oro uostas? Oro uoste yra civilių radarai, tai vėlgi jų, kaip sakyti, tai jų duomenys yra, ar ne? Tai mes neįtakojam, ką jie mato, ko jie nemato. Ar jis skrido virš oro uosto? Pagal trajektoriją, tai kiek dabar atsimenu, tai ne. Ką tai parodo, kad dronas laisvai perskrido daugiau nei 100 turbūt kilometrų nuo sienos, nukrito poligone kariniai teritorija, ar mūsų oro erdvė tokia skylėta? Ne, tai oro erdvė, kaip sakyti, 100% padengiamumo nėra. Tai irgi jau buvo minėta ir kariuomenės vadovybės. Vėlgi, kokius objektus mes stebim. Tai karinių oro pajėgų, kariuomenės, vystomas pajėgumas buvo vystomas pagal tai, kokie buvo reikalavimai nustatyti iki 22 metų karo. Ne? Tai manau, kad mes šitą dalyką faktiškai išpildome. Tačiau žinant šito, kad ir Gerberos, tarkim, darykim prielaidą atveju, tai yra mažas objektas. Žinant jo sudėtį, faniera, putoplastas, jo atspindys yra labai minimalus. Ne? Tai vėlgi radarams tokį daiktą aptikti labai sudėtinga. Ne? Tai įtakoja ir oro sąlygos, reljefas, objektai tarp skrendančio objekto ir radaro. Tai daug dedamųjų yra. Čia daug buvo, jo keli turėjo pasitaikyti daug strateginių objektų, ar jis pro ką nors praskrido, kas galėtų būti strateginis objektas? Ar virš ko nors? Tai šitoje vietoje aš negaliu pakomentuoti dabar. Pagal trajektoriją? Tai negaliu tiesiog pasakyti, ar ten pataiko, nepataiko į tuos strateginius objektus, nes šitas sąrašas, pavadinkim, nėra viešinamas. Kalbant bendrai apie Lietuvos oro erdvės gynybos pajėgumus, prieš 20 metų, čia greitai bus rugsėjo 15, 20 minučių po Lietuvą blaškėsi Trojanovo naikintuvas su 27 ir berods Suomiai tik tai pranešė. Ar dabar, sakykit, kaip dabar yra pakitusi bendrai radarų sistema, kiek yra ir tolimo veikimo, tiek artimo nuotolio radarų, kur gali tokius objektus pastebėti? Tai aš tai sakyčiau, kad situacija pakitusi yra kardinaliai, nes prieš 20 metų, kuomet skraidė šis minimas rusų pilotas, buvo dar vis naudojamos ir rusiškos sistemos. Tai šiai dienai mes tokių visiškai nebeturime, naudojamos vakarietiškos. Ir žiūrint netgi netolimą ateitį, tie radarai vėlgi bus dar labiau atnaujinami. Kaip reikėtų stiprinti dabar oro erdvę, kad būtent tokie objektai neįskristų į teritoriją, nes aš suprantu, tokius didesnius jau galim pamatyti? Tai aš manau, kad tas yra jau ir daroma, ar ne? Tai ir siekiama to, ypatingai po šitų įvykių. Tai dabar mes turbūt jau turim patirties ir žinosim, kokios specifikacijos tų radarų turėtų būti, tai bus reikalaujama. Bet Lietuva neišlaiko antro testo per trumpą laiką. Tai, pavadinkim, karinė įranga nėra pakeičiama per vieną dieną, ar per savaitę, per mėnesį, per kiek dabar įvyko šitie du įvykiai. Tai, sakau, tai netolimoje ateityje turbūt bus viskas atnaujinama, kreipiama daugiau dėmesį į bepiločius, nes, kaip ir minėjau, dabar esama įranga buvo orientuota būtent į orlaivius, ne į bepiločius. O 22 metai parodė, kad reikia šiek tiek keisti, tai atkreipti dėmesį ir bepiločius. Tai tas yra daroma, vertinama ir manau, kad pasikeis. O tokio tipo Gerbera, jisai ką čia turėjo daryti, stebėti kažką, tai fiksuoti? Tai mūsų vertinimu tai yra tiesiog pasiklydęs iš Ukrainos. Tai jo turbūt pagrindinė užduotis buvo suklaidinti Ukrainos oro gynybą.
O sakykit, Gerbera ir šitie dronai ir Garanė, kaip jie naviguojasi? Tai jie prisiriša prie GPS koordinačių? Mano žiniomis, aš labai, kaip sakyti, negaliu to komentuoti, nes nesu tos srities specialistas, bet paprastai jie būna programuojami. Bet pagal GPS ar pagal mobilaus ryšio bokštus? Šito negaliu sakyti, nežinau. Pulkininkas leitenantas Arūnas Čeriauka, karinės oro pajėgos, oro erdvės stebėjimo kontrolės valdybos štabo viršininkas. Ačiū. Dėkojame.